Labas rytas. Labas rytas. Nu, turim neblogų orą. Turėjai lyti, pažiūrėjau atsikėlus kontikį vindį. Tai kaip ir nenusimatė. Lietaus niekur skubėti. Garaže susipakuosim viskon. Galės judėti Serbijai. Pabėgom nuo lietaus, nes lietus palaiko grina prie Transalpins, prie Transfagaršan, prie Klužą. Na, tai pasidarysim pusryčius rame. Pavalgysim. Šiandien kažkaip būt gera neskubėti. Varysim iki Geražėnų vartų, gal iki Piliais kažkur. Pasivakščiosim rame. Reikės apsižiūrėti, kur vėl apsistoti. Kad nereikėtų paskiau naktį blaškytis vėl. Įteik. Gerai, einam pusryčius darytis. Vėl aš pirms atsikėliau. Gerai, čiužinys galvoju, kad kiaurs. Pasirodė, ne kiaurs buvau, turbūt neužkimš, nes neišsileid per naktį. Jei būtų išsileidant akmenokų, buvo jau ne kažką, masažus gers. The beautiful life. We live in the dark to shine in the sky. La Bohème, the tragic romance. Viskas nebekram. Upė vandaus 17 beveik laipsnių. 16,5. Nu, aš važiuos kopas. Varyk, davai. Op. Ir. Biški bu. Girdi? Tu išsilenkstas tokius. Čia netoli kažkaip pilis, bet čia nauja pastatyti, tvirtovių. Oho. Ir čia mūsų upėlis tekva, Jalės. Mūsų upėliuks. Nu, va tepšto, va, Rumunijai gyven tokius mažesnius miestelius, kaimelius. Nu, patys matot, galite įsivertinti. Mes skundomės, kad šaligatvė įprasti, nu čia nei žmonės netor šaligatvė. Taip, viskas paprasta. Nu, bet lator. Degalėjant to pusė Rumunijoje tikrai daugiau link Serbijos. Nu, išsimetėm šiukšles. Susižiūrėjom žemėlapius. Varom kersim Iron Gates, varysim į pilį. Golubat miestelė. Ir bus matyti konvesenda, gal pažiūrėsim. Šiandien nesinoriu labai važiuoju toliai. Manau, kad mes Serbijoje gal praleisim ilgiau laiką, jeigu rasim končią nuveikti, apžiūrėti. Ir link Kosovo judėsim. Į Kosovo posį. Tai jau priartėsim prie tų žemiųjų Geražėnų vartų. Iron Gates. Velojevič čia plauk su savo baidari. Kažkur čia persikėlinėjai, kad nuplauktų ten toliau. Tai mes čia kersim Serbiją. Į Serbiją įvažiuosim. Čia vėja ir iki Žeidų, da, važiuoju 10 km kažkoj. Man kažkur reiks stoti. Čia, na, čia stosiu viskas. O, da kažkai gražiai aikštelė atrado.
Geitsas. Kokia šliuza. Šliuža. Oho, bangytis nemažas. Ko tik buvo atrodo lyg tai rame. Pradėjo lyti, iškart bangas bėra koks. Jo, Aurims filmuom, ten bieški toks bangelis, atrodo, kas čia nieko nėra, bet ką pažiūrite, čia daužo, oho. Tuok bai daryti, tai ten turėtų nešiot, mėtyti. Jau į Serbiją važiavom, ten turbūt bus dar vienas pasienis, o gal ir nebus, nežinau. Turbūt čia. Ką? Lemba, nežinau. Nežinau. Sustosim ten kažkur. Desperate dance, 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 empty pockets, designer clothes. Where the money comes from, nobody knows. We are the artists of the neon street, selling our souls to the heavy beat. You want the glory, you want the pain, dancing for strangers in the freezing Smile for the flash, pose for the screen, the most beautiful tragedy you've ever seen. We starve for the art, we die for the fame, but nobody even remembers your name. C'est la bohème. C'est la bohème. La bohème, the beautiful life. We live in the dark to shine in the sky. La bohème, the tragic romance. Welcome to the final desperate dance. Plastic smiles on a silver plate. We arrive early, but we leave too late. Cheap champagne and expensive smoke. The whole world is laughing at a private joke. We don't need the sun, we don't need the light, just the endless rhythm. Įlanka Dunojaus. Turbūt bus plačiausia veita tarp Rumunijos ir Serbijos. Va, užsisakėm pavalgyti, nes jau labai norėjom. Čia porcijytis. Porcijas vištienos ir 2 alaus. Aš tai porciją vištienos ir Coca-Cola. Čia nežinau, ko čia pripilti. O čia vada salotų. Kažkas tai kiek sumokėsim? Alus 200 pinigų, vištiena pilna porcija 900 pinigų, porcijas nežinau. O tai čia realiai kokį maksimum 18-20 eurų už viską gausias. Skanaus. Čia biškai kraunam dar irgi aparatūrą.
Nu, žodžiu, esam prie Dunojaus, kažkokia miestelė, ten Matus Krons. Susitinkam kelią į sveikatą. Parkingėlį pasižiūrėti. Kažką atrodo toj gražiai vietą padaryti. Šaliuką išlupinėti. Aikštelė apžėlus. Ton vaizdas už to krūmą. O šie vaizdas tikrai būtų ganėtinai gražus. Ir net labai. Tarp kalnų Dunojo štai tek. Ne, daugiau nusileisti. Ne. Gera, jo. Graži. Vėl į tunelį be šviesų važiuoti. Jungam ilgas. Ai, tu trumps. Šiaip yra šveicis sukabintas lemps. Čia noriu apjėti, per čia turbūt. Va, parkings. Hello? Visit. Yeah. We'll go to parking and go to info desk for ticket. Okay, thank you. Ai, ne, čekiuką galvodas. Čekiuką. Nu, tai atvažiavom į Taupilį. Labai graži aplinka. Dunojaus krants. Neseniai vedu. 3 bokštus gal aplankyti. Tai už 2 žmonės sumokėjom 1800 RSD, po 900 už vieną žmogų. Tai čia ir kažkas apie 8 gal eurus už žmogų. Užlipom paskutinį aukštą, patį aukščiausią bokštėlį. Nu, kaip ne patį aukščiausią, į tom kur led. Patį aukščiausią.
Tai pilis gerokas sugriauta, iš tikrųjų yra atstatyta dalis, ypač stogelę vis naują sudėti, bet matot, damūryt, išmūryta nauja, nežinau, ar čia sugriauta, ar čia nuo laiko jau taip sugriauva. Viršau atrodo daugiau išlieki, bet apačiau tai vien griuvėsiai, va čia vien griuvėsiai realiai, kažkuo įkseinas ir buvus, bet beveik nebėra, pamatą belieki. Tai gerokai nuniokota buvo, man atrodo, tas karą metas, kada ant šia paulė. O patrankų turėjai. Svidinė patrankas, kažkiek gindavas. Čia turbūt irgi strėlininką, lonkininką. Vienas, kad turi ten kažkaip šautuvoką, tai matyt, čia irgi šaudydavo. Atsistoja. Tai va taip. Šiaip graži išlauk pažiūrėti, bet vidau tikrai niek netor, niek nėra beveik išlieki. Ten pafilmavau keli tokį elementą, yra nieko daugiau. Bet išlauk tikrai labai graži. Verta atvažiuoti, pabūti, pažiūrėti. Galvoju apie surotą, bet ne apie. Tai va, o mes jau nuvais aplunkėm, esam iki motociklą, esam atsisėsim, pasižiūrėsim, kur čia dar galėjom nuvykti, nes dabar eilę nuvažiavom iš šono nemažą. Tai jo, kažkur sugalvosim dar važiuoti šiandien. Viskas, praktiškai vienas motociklius galvojau, kad išėjau aš po kamžių ir davėjęs to. Įstojau GS, dar nesmaits raudon, nežinau, esmaits aš galbūt, bet dėmes nesatkreips. Toks biški toks. Nesidabrinsi, nejauts. Tada paskutinį kartą nufilmavau iš tos pojas. Nu ir gana varom į tunelį. Bet ir toks vengubas. Važiavau į Vėjinpojus, kaip tik sumirkčiau į mašiną, žiūr policijai. Prilėtinau, važiaunam, matau tą dėžutį ir tokį su akutėm, galvoju, gal čia kažkoks serbiškas greičių serbiški matuoklė, nu čia vadovas to parodys, kur nors kalbus veina. Pravažiavau į Vėjinpojus, nulikim liktus piliais, grįžtam iš piliais, va. Ir prieš manim tie pasilėtinau tam pačiam kaimelėje. Blikt raudoną limputį. Galvoju, nušuoju, pasižiūriu speedometrą 62, 50 kaimelę gal važiuoti. Nu galvoju, tie per ir. Kuo toliau važiuojant žiūrką nuo dėžučių. Pailną prikabinėtą ir. Tai čia tiesiog skaičiuką, automatą įvada į namą. Nu, nebloga. Jo, varom link Serbijos vidurį. Kažkur link Kosovo bandysim sokti. Šiaip dar nežiūrėjau orų. Reikėtų pasižiūrėti. Sustojus kažkur tai, kažkokiek 100 kilų. Nes reikės ir kurą dasipilti. Ir pasižiūrėti orus. Kon čia manai parodys, ar mes galim kažkur meiguoti, ar negalim, ar viešbučių žiūrėtis. Vėl nesinoriu užsinaktinėti, nes jau dabar iki to teksto, kur mes važiaunam 6 valandą būsim tik tą. Tai būtų gera šiandien neužsibūti, taip kaip vakar jau kraunamės daiktus su tem, tai yra su sulojam panajom mėguoti. Iš tikrųjų sulojam palapėm beveik pasistatėm. Taip galvos. Gerai, lekamės toliau už tavo tokias vaizdingas
Keliukas tikra žiaurė gražia. Faina. Ir gera kanelį. Sakė, važiuokit ten, bus labai gražus kelias. Nuvažiaunam. Gal ir neblogs tas kelias. Bandėm surasti, kas į pakeliau dar gražaus pažiūrėti. Tai kažkokį tarpeklį kanjoną pasiūlė. Nu tai pavažiaunam link kano. Kas čia dar laik 7,8 km į kažkokį miestelį, nu miestelį dar tam biškį reikės pavažiuoti. Taip įtaru, kad tėvo kalną, kur kišo, tai nebus. Bus matyti, čia buvo verta ar nebuvo verta. Aišku, visuomet jį verta. Visuomet jį verta. Gal netgi į tuo eksveits nuvažiuojant kartas, kur YouTube nepamatys, kokie keliaujam čia. Ot miestelį. Blemba, gražus iš viršaus. Ves slėnis, tokie pavieniai namuką. Nežinau, ar aš degalėjai ras, bet ar čia negi nėra, kad keliauk kitų miestelį. Kodėl tuo prastų keliu reikia įvažiuoti? Labai keista. Karmins nerodo nei restoranų, nei degalėnių, nei nieko, nei motociklų lankytin veitų čia. Tai reikės jungtis Google, žiūrėti, gal bus kaip degalėnė. Ir žiūrėti, kur tas keliukas ten ved. Pro kur čia reikia važiuoti, tus kanjonus. O, papa. Į kokį degalėnę atvariam. Ką? Kaip nedirbu? O tu blogai. Na gerai, nesvilsiu kitur. Toks neblogas apylygis, galėtų ir apsistoti nakčia. Kalna jau matos, kur mums reikės sokti, ir čia ir upėlis, kas ir labai gera. Tik dar prie tų upėlį, aišku, reikia privažiavim. Jeigu nėra privažiavim, tai kokį naudą. Privažiavimą. Čia per pėjus gal privažiuoju daug kur. Jaučiu. O, kažkoks keliuks. Manau, kad čia įmanom. Nežinau. Ne, aš tokias keliukas nenoriu važiuoti. Jeigu čia tokia keliuka visur, tai kažinai iš visur davažiaus. Kiek čia yra važiuoti? Ai, 3,3 km. Nu, bandykim gal. Neskubant gal davažiuosim. Bet aš nežinau, kur mes čia. Reik žiūrėti, googlint, kas čia yra. Blet, kur čia mūsų? Čia LGBT sakė su motociklu geri keliuką davažiuoti. Tai nuvažiaunam. Tas geras keliukas. Tik turbūt užmirš pažymėti, kad čia yra off-roads ir kad tokias keliukas su VFR nėra labai patogiai važiuoti. Bet aš manau, kad pasieksim. Viskas ir pasiekėm, ne? Niek nebūna neįmanom. O man patinka, kas neįmanom, kad taptų įmanom.
kažkam neįmanom ir su strytu iš Lietuvos išvažiuoti į užsienį. Tai neįmanom mums bus tik ten, kur jau tikra nepravažiuosiam. Bet jeigu tep, tai čia viskas bus įmanom. Jeigu da padangas būtų geresnis, tai išves čia būtų pasakas čia. Ne 20 važiuočiau, už 60. O, čia palapin gal pasistatyti vaikelį. Kas ten nubėga toks? Aš dabar tik filmuoju. Oi, galvoju, kad filmavau viskelį. Tai adrenalin buvo belekeik. Nu, da pafilmaus, aišku. Bet buvo verta čia. Vaizdėlis, tai jo. Wow. Vaizdėlis geruolis. Lina buvo nepatenkint. Kelis kartus, kad aš nebenoriu važiuoti. Bet aš norėjau. Nu, kon dabar pakilom. Dabar nusileisti apie 4 kilometrus va tokiu keliu, kurią važiuoti. Ir nu, buvo adrenalin pakelt, patikėkit manam. Patikėkit manam. Čia su gasas ne kiekvienas važiuot. O čia su VFR 2 jau į patys matot kiek daiktų. Tai čia gazą perspausti biškį. Turės užnešti šekną iš karto. Tai taip grina, antrų bėgių kilau, visiškai ant minimalių apsukų. On posūkį vienu metu sustojau, nes mačiau, kad tikrai neišsoksiu. Tai visiškai sustojau, super bėgių judėjau veituo. Nežinau, ją pačilėsis atrodo daug lengviau, bent jau kol kas. Tai yra, aš tavo tepi nusilėjęs pirmų bėgių, neskubėdams. Kai neprisidaryti. Drąsos šiai, gal man bėž daugiau, bet nu ne viens važiuonu. Ir nesinora, aišku, tu netomots paguldyti, jau vietėp 2 kartus atsigul lygio veito. Tai kai nebūtų kokių bairių. Šiaip tai tikrai, sakau, adrenalin buvo kilsant į viršų. Ronkų realiai nejaučiau, nes visker buvau sustungint. Smarkiai sustungint. Mažais pirštis padėt ant to barą. Ir grina minimalią gaziok daudu. Tai vot. Negan, kad tokia akmenuka, bet iš tikrųjų į daubių, į visko ir tai pasisaugot smarkiai čia reik. Jo, nu ko, nežinau, jums gerą žiūrėjim turbūt. Man mikrofons baigi išsikrauti. Tai kai išsikraus mikrofons arba video išsijungs, arba dings tik tą garsus. Metamės iki atpuosi. Op. Nu taip, ją pač bėž geriau, kur bėž daug akmenų, kad veda vis stabdžius, visko mums gražiai pervažiuon. Į viršų, į reikalų. Tokias minimales įgūdžias su motociklu čia jau seniai gulėtum ant šoną.
O šitą pagavo akmenuks, sunkiai pasigauti vėžį. O, vaisukiai. Jo, reikaliuko krūva. Ne tas posūkis, dabar aš tam atrodo, puto posūkis bus kats posūkis, kur jo, aš ten jau grina sustojau, kai išsukčiau. Ir dabar, manau, reikės bieš pasirėjim su kojom. O gal nereikės, matysim, kaip čia ją pačiausias. Gal pagausiu provėž geresnį. Jo, ją pačiam greičiau. Nėra karts, kai vaikystėje buvo tos javos įža ir vis kiti drakoną. Tai kažkaip nebūdavo tuo, kad ai čia nepravažiuosiam. Mes pravažiuodavom visur. Turėjau įžą su lopiščiu. Tai atsimint 12 vakų buvom sulėp, mes į to lopiščių pumiškus davimės per kelmus. Būdavo, kad iškrisau ir iš lopiščių. Tai patikėk, iš liulkelės lėkdavau. Tai kad čia, tai keliuka tokiai labai negosdantė. Gozdant tik tai, kad gali apgadinti techniką. Kaip padong pradurti dar kažko nekoks aštrus. Ir šiaip esu naujas Michelin Road GT6 užsimėts. Tai bramba. Nu kol kas neturiu jokių nusiskundėjimų. Aišku, tos padong šitas žvirkelės tikrai nėra didelis skirtum, kuiksenos čia ir mano susiekinė offroadins. O taip, wow, bišk per čia. Su priekiu negal stabdyti. O taip. Gerai, iš tam mon vėžys atrodo. Ne, čia ne mon. Gal mon, nežinau. Gerai. Tas pagrindinis posūkis buvo pats baisiausias. Bet na, pačiu kažkur tokių biškį baisesnių vietų, bet čia jau okei. Nežinau, mūsų aš jums išjungu. Yra melėdus aš ją apačią. Juk čia nežiūrėsit, ką aš čia važiavom. Arba pagreitinėm, gal jums reikėtų prasokti. Gerą, paleiktume jungti. O, kas čia? O, zuiki. Zuikis. Čia tas pats zuikis, kur kilojo viršų buvo. Kažkur strikinėje čia mačiau. Dabar ją pačikalėdamis ir išlinda. Pasižmonėti. Gal taip sakyti, ne? Ne kiekvien dien čia žmonių pamatė. Nu va, atvykom į tokį vietėlį gražią. Nežinau, gal paslapinčių pasimesti. Bet čia atsidar 7 ryto. Lazarskėjų. Finansuojam Europos Sąjungos. Ten, va, matos ir Blue Eye. Iš apačios trykštų vandau, bet čia toks kaip pupėlis pagal maps buvo. Bet ten tikrai žemės trykštų. Einam ją apač dar pažiūrėti. Čia labai gražus takėlis, kelsti virš. Koks tu per didžiulis gerulis. Monster.
Bandys nusileis prie toblių. Ai. O, kiek surukščiai. Eik tu savo. Ko nesimato dugno. Vau. Ten tada matos kokie 3, 4, 5. Turbūt kaip 5 metrą ties tavo veit. Ten toks baltas akmenuks, kurį bus koks metrus. Ten iškart staigiai keli, ten tą akmenok matau, čia tai bus kaip 3. Čia visiškai neapsimato dugno. Čia va matos. Eik tu savo, važiuoju plauk. Jo, nesimato, belekiek. Daug pabalų. Davai, kelsime virš. O, čia bandysim įgoti. Opa. Blam, ten dugno nesimato. Ten. Ne, tai kaip prie jo šalia. Kokį kitą eltą turėjau. Ten galit pasimės palapėn. O, kam sėda. Jo, čia būtų. Nebūtų pasak iš tikrųjų. Nebūtų, nes palapinė nėra lygios veids, kur padėti. O čia jau kažkino nama. Arba kažkas panašaus. Ai. Turbūt ten krisime mėgose. Jo, bet vietelį užgaudėm visiškai atsitiktina. Net nežinom, kad čia toj kyr. Pamačiau, kad jam nupėlis, sakau, sukam nuo pagrindins. Nu, nepasakiau, pagalvojau. Sukam nuo pagrindinį kelią. Jeigu gal kažkur palei upėlis, tai įsisėm, blemu, kad važiuojame toj vietelį. Gerai, einam, turbūt krautis daiktus. Pradėsim stovyklauti arba kiti aptarant, ruošimės mėgo. Tai visgi persikraustėm. Ten bieš per daugiau naglą pripatėję jam atrodytų, nes nuo 7 atsidar, kad būtų galbūt, kad pramėgosim. Radom biešk žemiau čia ir išveisas viskas. Va. Turim pastogį, mot šalia, palapinį. Tuo pasidarom dar valgyti. Buvo parduotuvė išvažiavęs vandens, nes nebeturim gerą kamistėlis netoli čia ir. Labai gražiai eit. Biškį lašnuot pradėjo, bet gal nelys. Gerą, bandom pasidaryti valgyti. Ir gulti. Nežinau, ar matos. Bandom prie čia. O. Geras, nežinau, turbūt nebuvo matęs.